Nežinau ar silpniausia, bet žinau, kad tai yra svarbiausios sezono rungtynės. Turime eiti dabar tuo sunkesniu keliu ir pasitinkam komandą, veteranų komandą, taip, jinai atrodė tikrai prastai pirmose dviejose rungtynėse, tas yra akivaizdu, bet turim suprast, kad jeigu leisimės jiems žaisti, jie žais gerai, nes Čekijos lygoje meta vidutiniškai 94 taškus. Tai daug ką pasako, tai yra veteranų komanda, kuri žino, kaip žaisti kartu, jie ilgai žaidžia kartu, iš pernai metų 11 žaidėjų tų pačių likę. Ir aišku, jų lyderis Širina, tai viskas sukasi aplink jį ir turėsim būti labai budrus, rodyti gerą discipliną. Ir labai gerai išmokti stipriasias ir silpnasias žaidėjų savybės, nes jie žaidžia be legionierių, tai visi atrodo labai panašus, todėl turėsim čia padaryti didelį darbą, atrinkti jų stipriasias rankas. Kaip ir sakiau, esam įsprausti į kampą ir aišku, reikia mums ir fanų pagalbos. Esam jiems skolingi po paskutinių rungtynių ASG arenui, nes tikrai nežaidėm kokybiško krepšinio. Su tokios kokybės palaikymu, kokį mes gavom, tikrai mes jaučiame skolingi kažką parodyti gražesnio aikštelėje. Tai irgi tą progą kviečiam juos rytoj čia susiburti. Esate ryškus favoritai, stengiatės įkalti galvą žaidėjams, kad rungtynės laimimos nuaidėjus finaliniam šauktukui? Stengiamės įkalti žaidėjams, kad tokios rungtynės yra laimimos fiziškumu, ko negalėjo jie pakelt tiek Patruose, tiek namuose prieš Dižoną. Ir būtent tos dvi komandos parodė, kokiu lygiu reikia žaisti, kad tą komandą tiesiog nukauti. Ir čia mums niekas tos pergalės netiduos, mes turėsim padaryti labai teisingą darbą, ypač pradant nuo gynybos. Kiek psichologiškai svarbu atsidaryti Čempionų lygoje, pasiimti tą pirmą pergalę? Žiauriai svarbu, patys įsistumėm į tą kampą ir dabar pas mus nėra jokių kitokių minčių, turim išlikusių 4 rungtynių 4 laimėti, tai čia nėra paslaptis ir reikia nusimest tos akmenis nuo savo pečių ir pradėti nuo rytojaus. Sakėt, kad sugrįžus Ekvadui ir Radzevičiui baigėsi tas 5 minutės, ar daug kažkaip atsispindi treniruočių procese, kad jie labiau kovoja, labiau atsiduoda, bando kovoti daug? Po paskutinių rungtynių tai pirma treniruotė, tai bus matyt. Tai bus matyti iš tikrųjų, aišku, žaidėjai nori tas minutės išlaikytų, jie nori komandai padėti kuo daugiau. Turim daug gerų žaidėjų ir tai yra pats geriausias daiktas, kas gali nutikti treniruotės metu. Tai yra, kai žaidėjai konkuruoja viens su kitu. Kai jie nesijaučia kažkur gal saugus dėl tų minučių, tai jie priversti viens save paliftinti kažkiek, save papušinti kažkiek ir nuo to mums tik geriau. Ką Radzevičius duos su Ekvadu, ko galbūt Rytui trūko anksčiau? Jie duos energiją, atletiškumą, bet to mums niekada netrūko. Jie pakeis kažkiek gal starto penketą, tokį mes starto penketą ir įsivaizdavom prieš sezoną, tai kol kas tik tai starto penketą pakeis, o tos energijos mums jos netrūko, bet jie tik dar daugiau jos pridės. Visko po truputį. Turbūt tas geriausias. Atrodo, vienas rungtynės geriau įeinam gynybinę prasme, kitas rungtynės geriau puolimo prasme. Ir tas supratimas jisai su kiekvienos savaitės, su kiekvienom rungtynėm jisai gerėja, bet tai nemanau, kad mes esam kažkur išimtis iš taisyklės. Visos komandos lapkričio mėnesis ir po truputį jau vienas kitą užuodžiam geriau ir priprantam viens prie kito. Tai turbūt ir atsakymas visko po truputį. Nemanau, kad aš čia turėčiau spręst, kuris turnyras, tai čia daug diskusijų ir panašiai, aš manau, kad panašus ir čia žinau. Kiekvienas treneris sakys, kad jeigu aš esu BCL treneris, tai aš sakysiu BCL yra stipresnis, jeigu Eurocupo treniruoja treneris, tai sakys Eurocupo stipresnis, tai čia biški juokingos tos diskusijos kartais gauna, nes turbūt, kad panašios tos lygos ir panašios tos komandos.
Ką tik neatsakyti. Neatsakys. Treneri Margeris Normantas su Jasonu Voromu pasakė, kad prieš rungtynės su Žalgiriu jie turėjo tik pamėtymą tą pačią dieną, dabar matom treniruotę prieš rungtynės. Ar buvo kažkoks pokalbis dėl geresnių sąlygų, ar čia tiesiog taip prieš Žalgirį išpuolė? Ne, žinom, tą vasaros metu jau žinom, kad kai kada įeisim dieną prieš, kai kada neįeisim dieną prieš, kai kada gal įeisim 2 dienas prieš, priklausomai nuo koncertų. Vakar irgi čia vyko rungtynės, tai tikrai negalėjom čia nieko daryti, o šiandien ėjom, tuo džiaugiamės, bet sakau, čia nekreipiam per daug į tą dėmesio, nes jeigu palygintumėt paskutinės 2 rungtynės, tai nepataikėm ir čia, ir pas save. Mūsų iš trenerių pusės mes norim, kad mes atliktume gerus metimus. O anksčiau ir vėliau jie tikrai sueis ir sulys į tą krepšį. Dėl to nepersikraunam ir per daug čia neieškom tų pasiteisimų ar kažkokių, kur čia, kaip čia pasiskųsti.